Treneri, atrodo, pradeda matytis ir komandinis žaidimas, ir asmeniškai žaidėjai žaidžia geriau negu, sakykime, praėjusiam rungtynėm lyginant. Be abejo, vaizdas buvo geresnis negu praeitose rungtynėse ir galbūt atsiranda daugiau supratimo tarpusavio veiksmuose, o šiaip, kad komanda būtų, žaidėjai būtų, kaip sakoma, lengviai, tai tikrai to nėra, negalim dar to tikėtis. Vakar dvi intensyvios treniruotės, tai čia dabar ypatingai nei pergalį, nei pralaimėjimą negalim sureikšminti. Tai aišku, kiekvienam, tiek žaidėjai, tiek treneriam norisi, kad kiekvienas rungtynės klostysi kuo geriau. Išbandėt kelis legionierius, keletą komandos potencialių naujokų. Kokį įspūdį jie palieka? Kiek geresnį turbūt puolėjas iš Gruzijos. Kiek geresnį įspūdį palieka, nes gana greitas, kovingas vaikinas, bet matyt reikalauja ilgesnis peržiūros, kažką galėtume kalbėti apie jo perspektyvas Šiaulių klube. Marijampolio Sūduva, jau prieš sezoną daugelis šiai komandai atėjus ir Virgilijui Liubšiui ir kai kuriems žaidėjams nominuoja, kad tai yra patys pagrindiniai pretendentai į čempionų titulą. Kokį įspūdį paliko tą komandą? Palaikyčiau šitą nuomonę, nes vis tiek komanda jau dabar yra neblogai sukomplektuota, šiandien ir jų porą žaidėjų, turbūt iš kas galėjo žaisti, nežaidė dėl traumų ar smulkių ar kažkokių kitų priežasčių, bet dar bus komplektuojama, kiek žinau, tai bus pagrindinis pretendentas laimėti titulą šiais metais.